Sveiki visi. Šiandien aš noriu išardyti fotoaparatą Kodak 10X. Taip, visi vaikai manęs klausia, kas yra fotoaparato viduje. Tai aš bandysiu išardyti ir parodyti jums. Jis dar veikiantis buvo, bet tuoj neveiks. Čia SD kortelė, baterijom sudėti. Pažiūrėsim, kas viduje, kaip jis veikia. Taip, pradedame ardyti atsukimo varžtelius. Manęs vaikai vis klausia, kas televizoriaus viduj, kas telefono viduj. Aš turiu visokių televizorių, visko. Kas norės, parašys komentaruose, ką nori pamatyti išardytą. Bandysim išardyti, pažiūrėti, kas viduje. Aišku, ardysim visus daiktus, kurie veikia. Televizorius, kompiuterius, nes sugėdusius tai nelabai įdomu ir ardyti. Pažiūrėti veikiantį kompiuterį, kaip išardyti, ar perpjaut, kad būtų matyti, kada jis suges, nustos veikti perpjautas. Čia nėra taip lengva ardyti. Aišku, tų varžtelių visokių. Taip, paslėpti varžteliai visur. Pažiūrėsim, kas viduje. Taip, daugmaž visi atsukti varžteliai, bet vis tiek laiko kažkas. Taip, patį rėmą jau nuėmė šitinį. Plasmasė. Toliau matome ekraną. Su mikroschemom. Ir dar galybė varžtelių. Atsukame varžtelius. Taip. Varžteliai tik lakstų. Žiūrėsim, kas toliau. Kaliukas. Valdymas. Čia atsidaro. Ištraukiame ekraną. Nedidelis ekranas. Taip, pačią mikroschemą irgi nuimsime. Pažiūrėsime, kas yra toliau. Dar varžteliai laiko kažkur. Sunku matyti, mažos mikroschemos jungtys. Ir čia žiūrime. Ir fotografuojame arba per ekraną. Mini jungtys visokios. Aišku, kokybė filmavimo pas mane nėra gera. Čia pirmas kartas. Taip. Čia pats visas objektyvas. Pažiūrėsime, kas toliau. Vis norinčių parašykit, ardysim,
supjaustysim televizorių ar ką kitą. O, kokios dalys. Aišku, kokybė filmavimų nepykit. Šiaip šau į galvą išardyt, nes pastoviai vaikai klausė. Aš tam nebuvau pasiruošęs. Bet taip, įdomumų dėliai, kiek čia visko yra viduje. Mikroschemus visokiausius. Mažas mikrofonas. Čia daug nieko nėra, žiūriu tam fotoaparate. Bet va, raštėlių visokiausių. Blicas. Galybė paslėptų raštelių, kurių aš nelabai ir matau. Bandysime apkabyti. Blicas išimtas. Taip, išimsim visus objektyvus. Labai mažų varžtelių daug yra. Tik aišku, nesugalvokit pasiremontuoti namuose. O, neiššaukau. O. Didinasi, mažinasi. Gaunasi, va. Tuščias, nieko viduj daug nėra. Praktiškai visą fotoaparatą sudaro kelios mikroschemos. Šitaip padirimo stiklas, reiliukės, pats objektyvas. Išskyrus plasmases, visą plasmasinį korpusą, plasmasės. Visas fotoaparatas praktiškai telpa į delną. Kas liko iš jo, aišku, nebandykit to daryti namuose, negadykit tėvų fotoaparatų. Tai realiai visą fotoaparatą sudaro kelios mikroschemos. Tai va, padidinimo stiklas gan stiprus. Tai va, šiam kartui tai tiek. Jei norėsite pamatyti daugiau, parašykite komentaruose. Bandysime ardyti daugiau televizorius, kompiuterius, telefonus, ar šiaip sugalvotus jūsų daiktus. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų.